kurią jis pasirinks. Čia toms mergaitėms, kurios tikrai žino, kad yra kita žmona, draugė, kad jis pasirinkime. Ir pasižiūrime, kurią jisai pasirinks. Jisai pas mus bus imperatorius. Žiūrim, kur mes šitą imperatorių turime. Štai imperatorius. Aha, na, šiuo metu pas jį čia kažkokie tai piktumai yra. Daug. Gali būti ir ginčų, ir noro įrodinėti savo tiesas. Net jeigu jūs susidurėt su juo, galite ir jūs ginčytis, galite ir jūs kažkaip tai konfliktuoti, bet pas jį tokios energijos konfliktinės. Šiuo metu jisai taip jaučiasi. Gerai, toliau žiūrime, jūs būsite pirma karalienė Kaladija, o jinai, ta kita moteris, bus antroji karalienė. Taip, žiūrim, kokia čia ta pirmoji karalienė, taurių karalienė, jūs esate. Ir žiūrim, kokia antroji karalienė. Ir antroji kardų karalienė. Na, pagal energijas taip yra. Jūs irgi šiuo metu esate tokioj būsenoj, kai jūs ieškote informacijos, aiškinatės, žiūrite ir pasiruošusi išeiti iš tos situacijos, kuri jūsų nebetenkina. Pas jūs tokios energijos yra. Jie labai didelė tikimybė, kad jinai yra buvusi jo kažkas tai, kuri negavo to, ko tikėjosi ir galbūt dabar negauna to, ko tikėjosi, ko tikisi, bet pas ją jausmai. Toks susidaro įspūdis, kad pas ją tie jausmai iš naujo kažkaip taip lykstelėjo, Galbūt dėl to tas ir yra toksai, kad jinai, kažkokio tai ryšio su juo ir nori. Gerai, žiūrim toliau. Ką jis galvoja apie jūs kaip apie moterį? Na, jisai mato, kad jūs renkatės, kad jūs pasirinkime, kad jūs dabar šiuo metu greičiausiai šaltai elgiatės su juo, nerodote visko, kas pas jūs yra viduj. Ir kad jūs pasiruošusi išeidinėti iš tos situacijos, kurioje dabar esat, nes ir pas jūs tokios energijos, kad jums netinka taip, kaip dabar yra. Jeigu jūs žinote, kad jisai pasirinkime, galbūt jūs tikrai norite išeiti iš tos situacijos. Nes ir vežimas apie tai sako, kad jūs norite priimti kažkokį tai sprendimą ir išeiti iš to, kas dabar yra. Ir jisai tą mato. Jisai taip galvoja apie jūs, kad jūs ryžtinga, kad jūs nelauksit, kol kažkas už jūs kažką padarys. Tiesiog dabar jūs norit priimti sprendimą ir truputį nežinot, kaip elgtis. Taip jisai mato jūs. Gerai, ką jisai galvoja apie tą kitą moterį? Kokia jinai? Ką jisai apie ją galvoja? Jisai galvoja, kad jinai tokia prisisvajojus, užsisvajojus, nors gana rami ir pagal kardus, pagal kardų karalienė, irgi tokia šalta ir valdanti savo emocijas. Ir ji irgi, jisai mato, kad jinai išeidinėja į kažkokį tai naują etapą savo gyvenime. Bet turi kažkokius tai pasirinkimus, kurie truputį iliuziniai. Jinai tokia galbūt prisisvajojus, prisigalvojus daugiau. Ir jisai tą jaučia, jisai tą mato. Gerai, kokie jo planai dėl jūsų? Ką jisai planuoja dėl jūsų? Na, jisai iš tikrųjų, žiūrėkit, dvi priešingos viena kitai kortos. Viena korta sako, kad jisai tyli ir nekalba apie savo planus, nerodo savo planų ir čia pasyvi korta. O magas atvirkščiai. Magas kaip tik tai duoda tą
įrankį į jo rankas, ane, kad jisai gali priimti sprendimą, bet kol kas jisai pilnas baimių dėl jūsų. Ir jisai čia kažkaip tai labai daug neplanuoja, kol kas jisai turi susitvarkyti su savo baimėm, kol kas jisai stebi ir nesidalina savo vidumi, ką jisai galvoja, kaip jisai galvoja ir ką jam daryti toliau. Bet jeigu jisai priims kažkokį tai sprendimą dėl jūsų, ko dabar kol kas dar nedaro, tai jisai žino, kad nuo jo labai daug priklausys, kad jisai gali rinktis, jisai taip įsivaizduoja. Gerai, o kokie jo planai dėl tos kitos moters? Ką jisai dėl tos kitos planuoja? Na, žiūrėkit, jeigu ir yra kažkokie tai jausmai tai moteriai, jisai juos slopina. Jisai save kiša į kažkokius tai rėmus ir, čia nebus taip, kaip ta moteris nori. Jo planuose kažkaip tai padaryti taip, kas nepatiks jai, nes šis širdies skausmas yra tai, ne tai, ko jinai nori. Pagal šitas kortas sakyčiau, kad jisai dar iš viso nepasiruošęs kažką tai daryti. Čia dėl jūsų kažkokios tai baimės, intuicija kažkokia tai turi dėl jūsų, pasiruošęs kažką tai daryti, bet baimės jį kol kas stabdo. Šičia jisai kaip tik tai save riboja, pats savo instinktus slopina, jeigu ir kažką tai jisai norėtų dėl jos daryti, jisai pats kiša save į rėmus. Ir jisai pasiruošęs greičiau sudaužyti jai širdį, negu kad nudžiuginti kažkuo tai. Gerai, planai planais, o ką jisai darys? Pusės metų bėgyje, kaip jisai elgsis dėl jūsų abiejų? Na, žiūrėkit, jisai elgsis tradiciškai, kaip dėl šeimos, ane? Tai dabar, jeigu jūs esate jo šeima, tarkim, jūs dabar kartu gyvenat, ane? Kartu esat ir kuriat šeimą, tai jisai ir pasirinks jūs. Jeigu tai buvusi moteris kažkokia, tai kuri anksčiau buvo, ane, jo gyvenime, tai ta prasme, jisai, tiesiog ją, išeis jinai iš jo gyvenimo. Nes čia yra grinai stabilumas, yra pasirenka jisai šeimą, savo moterį, su kuria jisai arba sukūrė šeimą, arba gyvena kartu, arba kažkokį tai planuoja šeimą. Ir jisai pasirinkimą padarys. Jeigu jūs dar nesusituokę, kaip pavyzdys, gyvena, draugaujat, bet nėra šeimos, nes pagal Taurių karalienę nebūtinai jūs esate jo žmona, jisai gali padaryti pasirinkimą ir pasipiršti. Čia tradicijos, čia šeimos arkanas ir su tradicijom, su šeima. Tai labai didelė tikimybė, kad jisai pasirinks šeimą. Pasirinks tradicijas, pasirinks taip, kaip ko iš jo tikisi ir aplinka, ir jisai pats priims sprendimą kažkokį tai į žmonos pusę, į santykių pusę, į šeimos pusę priims sprendimą. Tai va, šį kartą tiek. Pagal viską panašiau, kad jisai pasirinks jūs, bet tai nebus taip greitai galbūt, kaip jūs norite. Jam vis dėlto reikia išsiaiškinti dar ir su ta buvusia viską, sudėti taškus ant į. Bet kokiu atveju linkiu jums laimės, pasiimkite tik tai, kas rezonuoja, o visą kitą paleiskite. Dėkoju už jūsų laiką, širdutes ir iki sekančio karto.